tikras šaunuolis, tikras šaunuolis. Oi, palauk, mes laboratorinėje turim? O, blegi, taip, laborą padaryti. Einam. O, dieve. Gerai, kur čia bus užduotis? Aha. Ką tu ten darai? Chalatą rengiuosi O kam tai tas chalatas? Chalatas mus saugo nuo teplių medžiagų, mūsų drabužius ir mūsų odą. Taipogi, dirbant su rūgštėm arba šarmais, saugo mūsų odą nuo nudegimų. Vainiau, ką tu darai? Kodėl tu laužai laboratorijos inventorių? Prieš laboratorinį darbą reikia gerai žinoti, kaip veikia laboratorijos instrumentai ir prietaisai. Nežinant, kaip veikia laboratorijos prietaisas, nereikia pačiam bandyti eksperimentuoti, o reikia pasiklausti mokytojos arba prižiūrinčios mokytojos arba šalia sėdinčio mokinio. Daugiau? Nu, geriau kaip laikais. Vainiau, netrukdyk man, prašau. O kodėl? Na gerai. Kodėl? Laboratorinio darbo metu kalbėtis galima. Galima pasiklausti įvairių klausimų, jei patys to nežinote. Bet kalbėtis pašalinėmis temomis draudžiama, nes tai gali blaškyti kitų dėmesį. Opa, kas čia? Vainiau, stok! Ką? Negalima gerti nieko laboratorijos kabinete. Kodėl negalima ragauti? Ogi todėl, nes jūs gali supykinti. Arba dar blogiau. Juk nenorite, kad jūs iš mokyklos išvežtų su greituške. Все, pamoka baigta. Stop! Kas? Nebaigiai tvarkytis. Nu, tai kaip galvoji, kiek gausi? Nu, tikriausiai 10. Nu, man žinai, keturi bus gerai. Jau, prašau pasirinkti. Viskas, baigiam darbus, ne? Baigiam, taip. Okay. Tai ką dabar? Viskas pamokas baigtas, ne? Nu, taip, darbas padirbėtas.